daryti pilvo preso pratimus nėštumo metu ar negalima? Dažna atsakytų, kad negalima, akušeriai dažnai pabrėžia, kad negalima ir iš tiesų, ką aš sakau, tai galima, dėl to, kad paprasčiausiai reikia juos žinoti, ką daryti su savo korpusu. Vat iš esmės ir sakau, kai jūs išmokysite taisyklingą diafragminį kvėpavimą, jūsų visi pratimai pakeičia visą esmę jūsų judesiuose. Nes iš esmės, kodėl negalima daryti pilvo preso pratimų, tai dėl to, kad pilvo siena plečiasi į šalis ir mūsų kita tema yra diastazė. Tai pilvo preso pratimus jūs privalote daryti ir reikia, jūs ko negalite daryti susirietimu. Pilvo preso pratimai nėra vien susirietimai. Susirietimai yra va šitie visi, kai jūs gulite ant žemės ir darote kaip atsilenkimus, visi va tokie va dalykai. Jūs atsilenkimų jau daryti negalite, kai turite antrą, trečią trimestrą, kada jau pilveliai yra dideli, būtent dėl to, kad nespaustumėt vaisius. Tai yra paprasta biologija, jūs jau paprasčiausiai nebegalite spausti savo pilvo į vidų, nes jis jau yra išsipūtęs, jūsų vaisius yra jau išorėje. Ir realiai jūs pilvo preso sieną privalote stiprinti, nes kai jūs gaunat informaciją, dabar žiūrėkit, gaunat informaciją, jūs negalite stiprinti pilvo sienos nėštumo metu. Ok, nieko nedarau, stiprinu rankas, stiprinu kojas, stiprinu nugarą, užpakalį ten ir taip toliau, arba visai nieko nedarau. Ir jūsų raumenų tonusas nuo pilvo sienos krenta. O kas vyksta per nėštumą? Per nėštumą, man pačiai tik tai pirmas trimestras, tai pilvelis nėra didelis, bet jisai tempiasi į priekį, ne? Ir jūsų pilvelis auga į priekį. O kas palaiko jūsų pilvą, man pasakykit? Iš esmės palaiko jūsų nugarą, jūsų sėdmenis ir jūsų pilvo presą. Tai jeigu jūsų pilvo presas yra silpnas, jūsų pilvelis kris žemyn ir kai jūsų pilvelis krenta žemyn, nes pilvo siena yra silpna, atsiranda kas? Nugaros rotacija ir taip atsiranda nugaros skausmai. Tai va dabar čia jums yra visas atsakymas, kodėl privaloma yra daryti pilvo sienos pratimus. Jeigu jūs nedarote pilvo sienos pratimų, realiai jūs paleidžiate savo pilvo svorį, jų tuos 10 kg, 15 kg, ten nežinau kiek dar priauga, ir tempėt visą tai ant nugaros. Ir visą tai turėsit susitvarkyti, kada? Po gimdymo. 3 metus laiko nieko nedarėt su raumeniu, po gimdymo jūs turit vaiką ir visą krepšį nuostabių iššūkių ir dar ant viso to jūs turit labai silpną pilvo sieną, su kuria reikia susitvarkyti, nes jums pradės skaudėti nugarą, pečius, kojas, klubus, nes čia yra jūsų korpusas. Mes be pilvo sienos realiai negalėtume išstovėti, pasisukti, išlaikyti, pakelti. Mums pilvo siena yra kertinis dalykas ir tai yra labai labai svarbu stiprinti pilvo sieną nėštumo metu, kad jums išlaikytų pilvelį, kad jūs turėtumėt spaudimo jėgos per gimdymą. Pilvo sienos plyšimai vyksta per gimdymą dėl silpnos pilvo sienos. Paprasčiausiai dėl to, kad per silpną pilvo sieną ir kai vyksta labai didelis stumimas per gimdymą, mes labai daug jėgos dedam į pilvo sieną, o 9 mėnesius nieko neveikia. Buvo paleisti raumenys, o jums tą dieną paprasčiausiai jau maratoninė diena, jums reikia naudoti visą raumenų galią, o jos nėra. Tai tada ir įvyksta visokios lengvos mikrotraumos, didesnės traumos. Tikrai turėjau ne vieną pagimdyvę, kurie atėjo pas mane, sako, nežinau ką daryti, sudedu pirštus ir 4 pirštai. Tai ką reiškia dabar tie 4 pirštai, tas pilvo plyšimas, pereinam nuo pilvo preso reikalingumo, tai jau supratome, kad diafragminis kvėpavimas pajungia pilvo preso raumenis, nes mes kai kvėpuojame pilvu, mes aktyvinam pilvo sienos raumenis ir jie privalo dirbti kartu. Tai perinam dabar prie to, kas vyksta su pilvo siena, jeigu yra labai silpni arba pertempti pilvo sienos raumenis, tai toliau keliaujam į diastazės temą. Tai čia mes trumpai perinam tam, kad jūs tiesiog prieš treniruotės žinotumėte, atpažintumėt ir galėtumėte kreiptis pagalbos tuomet, kada reikės. Na, o diastazės bendrai pratimų, praktikų ir ta visa teorinė tema yra labai gili. Kintamųjų dėl diastazės yra labai daug, tai labai rekomenduoju bendrai pasidaryti ir diastazės kursus. Jeigu jūs ją turite, geriau nerti į tai specifiškai, giliai ir išmanyti įvairias gyvenimo būdo temas, ne tik fiziologiją, nes vien tik pratimai nėra sprendimas. Tačiau noriu pasakyti visoms, kad jeigu patestuosite ir rasite diastazę savo pilvelyje, tai neišsigąskite dėl to, kad ją įmanoma susitvarkyti pratimų ir gyvenimo būdu.
Taigi, kas yra ta diastazė? Diastazė nėštumo metu yra natūraliai atsirandantis ir pogimdyvinio laikotarpio komponentas. Nėštumo metu pilvo raumenys turi išsiplėsti tam, kad atsirastų vietos augančiam kūdikiui, todėl per pilvo viduriuką atsiranda tarpelis. Tas tarpelis jį sudaro fascija, baltoji linija. Angliškai vadinasi jinai linija alba ir turime suprasti tai, kad tas tarpelis nėra tuščiaviduris ir tai nėra raumuo. Reiškia, mes to tarpelio nejausime, taip kaip mes jaučiame pilvo presą. Pavyzdžiui, dabar tiesiog žiūrite vaizdo įrašą, pabandykit įtempti pilvą. Na ir jūs tą galite labai sąmoningai padaryti ir pajausti. Tačiau ar iššoka jum baltoji linija, ar jinai įdumba, to mes nejausime, dėl to, kad baltojoje linijoje nėra kraujotakos ir nervų sistemos. Tai yra audinys, kurį mes galime keisti per savo gyvenimą įvairiais komponentais. Tai vienas iš dalykų gali būti tiesiog genetinis fondas, kokį mes turime savo organizme, mityba, stresas, miegas ir judesys. Baltoji linija tai pilvo sienos jungiamojo audinio linija, kurią išsiplėtus pilvo raumenys atsiskiria. Todėl mes galim turėti tuos didelius pilvukus ir turime šią stebuklingą magiją. Norėčiau atkreipti visų dėmesį, kad pilvo prasiskirimas yra mūsų kūno magija ir tai nėra taip blogai. Nereikėtų kiekvienos šitos fiziologijos mums įdėti į rėmą, kad tai yra tragedija, dėl to, kad tai, ką mūsų kūnas padaro, tai, kad mes galime išnešioti vaikus, užauginti žmogų savyje, tai yra absoliutus stebuklas. Na, o visą kitą stengiamės padaryti, kad būtų kuo paprasčiau mums ir kuo lengviau sugytume po šio stebuklingo įvykio. Taigi, toliau apie pačią diastazę. Diastazė yra natūraliai atsirandantis nėštumo metu ir pogimdyvinio laikotarpio komponentas. Tai reiškia, kad diastazę gali turėti beveik kiekviena nėščioji, tačiau gali labai skirtis diastazės lygis. Aš netgi mėgstu atskirti diastazę kaip jau problematiką ir pilvo raumenų prasiskyrimą, kuris yra natūralus. Tai gali būti dvi skirtingos savokos iš tikrųjų, nes yra momentas, kada tai yra natūraliai prasiskiriantis audinys dėl to, kad jūs laukiatės. Ir yra audinys prasiplėšiantis, tai yra įtrūksantis, prasitampantis, kada atsiranda tarpas pilvo sienoje, jau fiziologinis, kurį sunku sugrąžinti natūraliais būdais. Tai yra, kad tiesiog lauksiu po gimdyvinio laikotarpio, lauksiu, kada pilvas susitrauks ir ta diastazė išnyks. Tai jau čia yra diastazė, jeigu jinai neišnyksta savaime. Nėštumo metu pilvo raumenys turi išsiplėsti, kad atsirastų vietos augančiam vaikui, todėl tai yra natūralus veiksmas. Baltoji linija tai pilvo sienos jungiamojo audinio linija, kurią išsiplėtus pilvo raumenys atsiskiria nuo centro. Ir va čia nuotraukėlėje matote, kaip atrodo pilvo siena, kur nėra diastazės ir kur yra diastazė. Tai va, vėlgi sakau, nėštumo metu jūs galite vadinti, kad tai yra pilvo prasiskirimas. Jeigu po gimdymo dar po 3 mėnesių lieka labai didelis tarpas, tai labai realu, kad tai yra diastazė. Tai mums labai svarbu atpažinti ją ir mokėti patestuoti šią diastazę. Čia jums trumpai parodoma vizualika, kaip atrodo pilvelis, kuomet prasiskiria pilvo siena, kuomet atsiranda ta diastazė. Tai jeigu mes dėtume pirštus į pilvo vidurinę liniją ir jeigu atsitrenktų tie pirštai, tai reiškia, tai yra pilvo presas ir jis yra uždaras. Jeigu pirštukai lenda į vidų, tarsi įkrenta, kaip juokauju, kad galima pakasyti savo žarneles visas, tai reiškia, kad tarpelis yra arba jis yra atsiradęs. Tai dabar apie testavimą. Kaip tai galite pasitikrinti, netgi šio video metu, jūs tiesiog galite lygiai taip pat atsigulti ir pabandyti pasitikrinti. Kaip tai padaryti, tai reikės pirštais matuoti. Jūsų vienas pirštas yra maždaug 1 cm. Tai 1 cm, pirmiausia, diastazė tai eina nuo jūsų krūtinkaulio iki jūsų gaktikaulio. Tai per jūsų visą tiesiąją pilvo sienos juostą. Tai nuo jūsų krūtinkaulio iki čionais mes tikrinam. 2 pirštai į šonus, tai reiškia, vienas pirštas būtų va šitaip, 2 pirštai šitaip, 4, 3 ir taip toliau. Realiai aš turėjau pogimdyvę, kuri turėjo berods 4 pirštus, tai realiai jinai jau buvo pagimštus, jos pilvas buvo maždaug tokio dydžio kaip mano, dar nepilnai susitraukęs, bet jau mažiukas. Ir aš galėjau jai sudėti 4 pirštus labai giliai. Vadinasi, pilvo siena buvo atsidalinusi į šalis va tiek maždaug ir čia buvo didelis tarpas paliktas.
jei ir skaudėjo nugarą ir visokios kitokios problemos ir mes labai gražiai su pratimais, su kvėpavimu viską sujungiam atgal iki vieno piršto. Vienas pirštas net nėra laikomas kaip diastazės liga. Tai dabar pasižiūrim, kaip tai atrodo. Kaip tai tikrinti? Darote kaip paprastą atsilinkimą į viršų, ne? Ir dabar žiūrėkite, aš netaisyklingų kvėpavimų darysiu, tarkim, nemoku kvėpuoti, nemoku pajungti diafragmos, nemoku pajungti pilvos sienos raumenų. Ir darau paprastą atsilinkimą, kaip daugelis sporto klubuose daro, ne, į viršų. Ar matote, va štai čia iš karto nuo mano bambytės, va čia į viršų matosi labai gražus guzelis, ne, va toksai tukšt į viršų. Galima net apčiuopti ir suimti. Ir jeigu aš toliau dedu pirštus į tą guzelį, čia matysite, kaip galiu įdėti. Šiuo metu jau turiu 2 pirštus, dėl to, kad man pradėjo plėstis dėl nėštumo. Paprasčiausiai pilvo siena plečiasi į šalis, auga pilvelis ir visur, kur dedu, va čia yra jau vienas pirštas, visur bambos viršuje yra 2 pirštai. Ir aš turiu pilną, va čia vienas pirštas. Na ir va taip va važinėt, vaikštot ir realiai pas mane kodėl nėra, jau matot, aš galiu giliai įdėti pilvą į pilvo sieną. Jeigu būtų tvirta pilvo siena, aš negalėčiau dėti. Va, kaip atrodo, jeigu aš raumenį badyčiau. O taip atrodo, jeigu aš neturiu raumens tarp savo fascijos, na ir tai yra įplyšę. Bet visą tai galima kontroliuoti. Dabar aš padariau netaisyklingai. Jeigu aš darau taisyklingai, aš bedu ir bedu tarsi į tą patį raumenį. Niekur negaliu įkišti piršto. Va, viskas kieta, viskas. Nebegaliu įdėti pirštų, nebėra to atsiskirimas jisai yra, bet paprasčiausiai su taisyklingu kvėpavimu aš jungiamuosius audinius sujungiu ir sustiprinu. Tai reiškia, kad tą fasciją per vidurį aš moku aktyvinti, kad jinai būtų stipri ir pratimų metu, kad ir darant atsilenkimą, aš galėčiau išlaikyti pilvo sieną be jokio guzelio, viskas yra tvirta ir pilvo siena gražiai dirba. Vadinasi, nežaloju savo kūno šitaip, ne? Kuo daugiau aš darysiu netaisyklingo atsilinkimo va šitaip, ne, kada šoka tik kampėlis į viršų, tuo daugiau aš plėsiu diastazį į šalis, tuo daugiau aš didinsiu tuo centimetrų skaičių ir galima taip prisidaryti mikrotraumą. Jeigu radote diastazę ir nemokate pratimų kontroliuoti su diastaze, tuomet reikėtų orientuotis į diastazės kursą, kuomet jau yra daugiau testavimų, yra daugiau paaiškinama, kaip keisti gyvenimo būdą, kad diastazę susitvarkyti.